Sveiki gyvi kolektyvs. Taip kad vėl mes mašinoj. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad važiuojam į žvejybą. Tai va, po darbų, kaip sakant, jau po 5 gerokai, pusė 6, dar kol susikrausim, kol susinešim, kol susitvarkysim, ateis vakaras, nu ką padarysim. Žodžio esmė tokia, kad važiuojam šį kartą į Plūščios ežeriuką. Pas seną gerą bičiulį, pernai esu buvęs su vaiku nuvažiavęs, su metodu pažaisti. Taip, su karpinėm dar nesikį nesu žuvavęs, tai bus proga išbandyti, būsim 2 paras iki sekmadienio. Važiuoju su kolega jau sėdi nuo vakar, tai pagavo daug linų, kelis karpiukus, eršketų, žodžiu, ten žuvies daug, įvairovė, tiek eršketai, šamai, karpiai, amūrai, karosai, egzemplioriai, didieji po 4 kg. Žodžiu, važiuojam gerai laiką praleisti, boiliukus pažiūrėti, patestuoti. Kolega žuvaus vienais masalais, aš kitais. Tai bus toks kaip ir presingiukas vienas kitam, pažiūrėsim kaip kam seksis. Taip kad tiek, skubam, lekiam į Plūščios ežeriuką, ten prižiūrėtas, ten tikrai jauki vietelė, nuvykęs parodysiu. Žodžiu ką, chebra, susimatom visada kur? Prie vandens. Nu ką, pagaliau atvykom, kolega jau dirba, einam pažiūrėti šit kaip įsikūręs. Ką iš čia dirba. O, kokiem gražumi. Spėjom atvykti. Kaip kolegas nuotaikos, kaip kibimai? O jo, papa. Be miego visiškai. Eršketas. Trečias. Nu va, veiksmo bus. Šit kaip įsikūrė būsim. Graži gamta, tvarkingai. Paskui daugiau aprodysiu, kaip įsikursim. Nėra didelis tvenkinukas, bet tikrai prižiūrėtas. Gražu, net žalia. Na, einam pažiūrėti, ką kolega reikia atnešti daiktus. Nu, parodė, ką čia turi. Suotrą turim. Rūžavą masaliuką. Ką tik pakeičiau. 3 minutės. Panės rodnaja. O tai, kai čia pridirba žaltys. Nu ką, chebrytė, ruošiamės. Žiūrėsim, ką mes čia prigaudysim. Būsim 2 paras. Bus įdomu. Ką, chebrytė, po biškiais įsikurdinėjom. Dar daiktų pusė nesudėta. Matot, gražu, tvarkinga. Kiek babakių, rakandų. Šit kolega jau parą atbuvęs, prigaudė žuvų. Kibimų tikrai daug. Dydžiai kol kas neįspūdingi, bet nesmė svarbu procesas. Taip kad laukia 2 paros.
Žiūrėsim, kas iš to išeis. Šit kolegos ateina. Gražu, tvarkinga. 8 vakaro. Kolegos. Tai vat. Nieko per daug čia nesugalvosi. Gaudom ant 60 metrų. Nes toliau žolių juostas. Vieną pasiguldžiau šalia kranto. Kolega irgi čia gaudo ant 60. Nu ir jeigu žiūrėsim, kaip kas. Eksperimentuosim, tolinsim, sartinsimės. Taip, kad neižvyno. Truputį pakalbam apie jaukus. Taip, kad sumetę su puva. Kolega irgi sėdėjo jau parą. Tai daug smulkmės. Žodžiu, linai. Karšiai, karosai. Tai nusprendžiau neduoti iš visą. MPV irgi sulaukiau lyną. Tai nusprendžiau neduoti nieko smulkaus. Tai vien meus builiukai. Braškė. Braškė didelė dalis, biškį kriliaus. Ir duosiu tikrinį rieštų. Tai šiandien palaikysim visiškai stambaus, jokia malima, jokia nieko, jeigu nebus atsako. Tada bandysim kažką malti, žiūrėti, daryti. Šiandien palaikysim tik stambų jauką. Tai va, kaip ir minėjau, esmė duosim šiandien vien tik stambų. Dabar numesim po kokias 5 didelės bombas ir žiūrėsim, kas iš to išeis. Atstumai nedideli, taip kad jaukinti patogu. Labarita kolektyvas. Taip, kad naktis leidusi miegoti. Turėjom keletą kibimų. Vienas gražesnis. Norinosi filmuoti juodi, gražus, stiprus. Ai, koks grožis. Dirbam, judam toliau. Eina. O, judesiai yra. Žuveliokai nedideli, bet veiksmo yra. Nu ką, chebrytė. Naktis praėjo. Rytas, naktis, dabar 11 valandų. Esmės tame pagavom 5 karpiukus, liniukų, bet nuo 7 kažkur rytą visiškai įsirišo. Tai viską nuėmėm stambaus. Dabar gaudom net ant 8 mm vafteriukų, bet kibimai liovėsi. Biškį pradėjom pamalti, duoti smulkiau, bet rezultatai nesikeičia.
Nu, žiūrėsim. Jaukinam kas 2 valandas po 5 bombas. Kimb, nekimb. Taip kad žiūrėsim, kas iš to išeis. Ant nakties vėl galvoju viską susistambinti. Dabar per dieną gaudysim mažais masaliukais. Kobinuką pakelia. Taip. Tai žaisim su spalvom. Kaip visada pavadėliai kombinuoti. Kibimų yra. Veiksmo yra. Dydžiai neįspūdingi, bet judesi yra. Nu ką, atputė lietaus, vėja, išvažiavo dupletas. Vienas plūščio senolis. Tikrai gražus. Va, koks monstrėlis. Papuolė. Juodas, gražus. Antras atsikabina. Ką, dirbam toliau. Nu ką, torpeda. Davė vaizdų. Torpeda. Gražuliukas. Ai. Ką, drauguži, ačiū už kovą. Plauk į namus gimtuosius. Oi, grožis. Prasidėjo daug kibimų, tiek linai, karosai, tiek karpiai mažesniai, didesniai. Tai duosim grūdą, šiek tiek tigro, tigras neskaldytas, cielas, builiukai. Duosim krėliaus ir kriauklės mėsos. Šiaip jie, vėl važiuoja Jessica. Iš tikrųjų, kiek daug kur esu žuvavęs, tokią kibimą dar nesu turėjęs. Vienas po kitą. Žodžiu, sektorius pakurtas. Iš pat pradžių sunkiai ėjusi. Dabar tikrai gan neblogai. Žuvytės gražios, stiprios. Tikrai duoda kovos. Žodžiu, vieną meškerėją užmestą tik tais. Ko gero reikės vieną nusimti, žuvauti ant 2. Smagumėlis. Nu va, karpiukas ištrauktas, pabaigė minti. Tai kvietys, tikras neskaldytas, kriauklės mėsa ir krilbuiliukai. Iš proto daug kibimų. Meus boiliai tikrai dirba. Ką galiu pasakyti? Dirbam toliau. Prie tą pačią. Prie karpiukų būna ir monstriniai karosai, tiek lynai. Žodžiu, veiksmo tikrai čia ras kiekvienas. Kibimų tikrai be proto daug. Aišku, dydžiai ne patys įspūdingiausi, bet pasitaiko ir didesnių. Bet smagu, stiprus. Ai, kokie pikti. Pikčirnus. Nu ką, kolegos eilinis karpiokas, gražus žvynius. Ką pasaka? Kolega, šypsena. Nu ką, judesiai yra. Po tokiom sąlygom reikia žvejoti. Kim kaip pasiutę. Oras pasakiškai gražus. Oi, žuvis graži. Pasaka, Aurelis, pasaka.
Gana, gana. Laikės. Nu ką, eina vienas po kitą. Tiek kolegai, tiek man. Judesi turim abu. Sakė kažkas neblogo. Žiūrėsim, ką iš čia išlups. Žuvaujam abu ant 60 metrų. Aš vieną pasimetęs palimeldus daugiau tiesiai. 60, 60, 60. Nes vidury yra tokie kupstai lelijų. Tai galėtumėm ir toliau kaip mestis, bet vat, ten mato žolinai, tokie kupstai iš karto įeina, tai ant 60 metrų gaudom. Nu ką, kolega, papasako ką nors. Smagu? Liuks. Liuks. Dar toli. Nu va, eilinis karpušas. Plikiukas. Nu tai. Opa, kai daktaras. Va, kokie čia grožiai. Gražus karpušai. 8-9 kg. Pasaka. Kokie gražus. Juodi, tamsus. Eina vienas po kito. Senai buvo tokia žvejyba. Papolus. Nu ką, chebrytė. Kibimai šiek tiek aprimo. Rezumuojant, dar nesam pilną parą. Laukiam gan daug kibimų. Tiek karpių, karšių. Žodžiu, labai didelis žuvies skaičius. Tiek linų. Karpių daug, iki 3 kg. Pagavom ir 13, 10, 8, 9. Esmė tame, kad dieną mažinomės, grūdus davėm, malėm. Tai toks pastebėjimas, kad iš smulkintas frakcijas ir iš mažų jaukų bei masalų kibimų daugiau, bet smulkesnė žuvis. Tai kad vieną tašką daviau stambiai, tikrai stambiai, ir visos žuvis didesnės papuolė, kur jau kinta boiliais ir tigrų. Tigras nekrušintas, boiliai irgi nei malti, nei pjaustyti cielį, meus boiliukai, krilius, vafteriukas dėdė 18 mm, irgi krilius. Tai sugaudžiau didesnės žuvis. Ar sutapimas ar ne, nežinau. Ant grūdinės kultūros ir ant smulkaus jauko bei masalo kimba smulkesnės žuvis. Tai pasigauna lynas, tada dėdė stambiau, mažiau kibimų, bet didesnės žuvis. Tai kas atvyksit, jums spręsti. Ar nori daug kibimų ir mažesnių, ar mažiau kibimų ir didesnės žuvis. Pamastymai. Nu ką, šiek tiek apžiūrėkim tvenkinio sektoriukus, kaip prižiūrėta. Yra matai, jeigu pamiršot, šiaip reikia savo turėti. Yra valtelė, jeigu kas, jeigu monstras užkiptų. Čia įdomus dalykas. Jeigu pamiršot jaukus, tvenkinio prižiūrėtojas ar gaiviuosius gėrimus sugalvojo tokią. Vienetas 2 euriukai, yra riešutukų, yra metodai paruošta, yra peletės. Peletės, sakė, tikrai subalansuotos plūščios trofėjams. Per tiek laiko jau dirbė, žino, ko reikia. Sakė, tikrai veikia. Tad pabandom vieną pažiūrėti.
lūščios trofėjus. Visokių diametrų, milimetrų. Vieną pabandom. Sumaišysim su meus builiukais. Man atrodo bus gerai. Yra karutis. Vaikam. Supynės. Tualetas tvarkingai. Išsimaudyti yra vieta padaryta. Taip kad laužą galima susikurti. Suoliukai. Graži gamta tikrai stengiasi. Prižiūri. Yra šašlikinė. Įsivirti sriubai. Nu, žodžiu, tvarkingai viskas, jeigu pamiršote. Va, koks įdomumas. Čia yra pirmas sektoriukas. Aišku, jeigu pasiemat antrą sektoriuką, yra platus, dviese galima žuvauti drąsiai. Tai pirmą, sakė, neberezervuoja. Turim pirmam sektoriuke tokią pavėsinę. Sau sėdi, būni. Tikrai gražu. Mašinos palieki čia, yra takiukas, 15 eurų. Žuvies begalė. Tiek linai, eršketai, karosai monstriniai, karpių. Pagauna 15. Aišku, yra ir senolių. Žodžiu, tikrai prižiūrėtas. Visur nupjauta, nušienauta. Miela malona. Yra ten toliau 3, 4. Mes su kolega pasiėmėm 2. Tai kaip ir pirmas lieka mum. Galima tiek ir čia nuo žulių gaudyti. Bet mes pasiėmėm 2. Labai platus. Užtenka vietos. Galima sakyti, čiut net 3 žvejam. Nėra didelis tvenkinukas, bet labai jau smagus. Tai ką? Turim jaukų. Bandom maišyti su builiukais. Turim dipo, padipinsim. Užpilsim kriliaus. Sumaišysim su kril builiukais. Meuso naujais. Ir važiuojam. Distancijas nedidelis. Tikrai rekomenduoju. Pagausite įvairios žuvies. Kibimų daug. Aišku, kaimynai buvo atėję iš 3, 4. Sakė, eršketai, linai, karpio kol kas neturi. Mes turim daug. Gal pataikėm masalus, jaukus, vietas. Nu, žodžiu. Yra kaip yra. Žvejojam toliau, bandom. Dar para laiko. Norisi kuo didesnių. Nu ką, eilinis karpiokas. Žvinuotis. Stipras kaip rupūžė. Neduoda. Stiprus čia tai. Ai, kai išduoti. Tuoj paleisiu, parodysiu hebrai. O tokie. Gražus karpiukai. Gražus. Dirbam toliau. Here's another one. Nu ką, draugai, šou tęsiasi. Tikrai. Daugiausiai valandą be kibimo, valandą, 2. Paskui vėl kaip iš patrankos. Tikrai gražios žuvis. Pasakiškai. Tokie lūščios monstriukai. Džiugina. Tikrai daug kibimų. Visų neparodom.
Aišku, daug mažiukų, po 3 kilogramus, bet nesmė gerai laiką praleisti. Kosmosas. Yeah. Gerą vakarą kolektyvas. Taip kad einam į naktį, prigaudėm begalę karpiukų. Labai daug karpių prigaudėm. Tai nuo 13 iki 3 kg. Skaičius milžiniškas. Einam į naktį. Tai sugalvojau, kad netraukt meškerės, kad pailsėti, bent pabandyti nuimti tus mažiukus. Nu, kad nekiptų bent iki 5 kg. Aišku, tokių 7, 8, 9, 10 kg karpių tikrai šiuo būdu neatsiesi, nes jie valgo viską kaip paršiukai. Tai bent pabandysim atsieti tokius iki 5 kg, kad nesikelti bereikalingai dėl tų mažų, nes jau taip prilupam. Galėtumėm, aišku, meškerį ištraukti, bet noris gal paklius koks senbuvis. Tai esmė tame, dėsim tokius boilius, 2. Tiek PVA 3 boiliukai, jokių tarkavimų, jokių gnaibimų, fluorokarbonas, ilgas plaukas tam reikalingas, kad jeigu mažiuks bandytų įsirpti, kad kobinukas neįsikabintų. Tai planas toks, minimum 7 kg jeigu kips, jeigu nekips niekas. Tai dar pavakaruosim iki 12 kokį, dabar 10 val. Vakaro. Esmėtame permesim, pabūsim dar su smulkiais masalais, su smulkesniais, su 18 mm wafteriu. Dar jeigu išeis pagauti vieną kitą žuvį, o ant 12 pasiruošęs tokias kombinacijas dėsiu didelius. Arba įsimiegosim ramiai, arba pagausim didelę žuvį. Tai kad laikom špygas, būtų geriau, kad neįsimiegoti naktį, bet būtų gerai pagauti tvenkinio senolį. Tai ką, laikom špygas, šaiką. Nu ką, labą rytą. Naktis buvo sunkoka, gaudėm dideliais masalais. Tai kaip ir leido įsimiegoti, rytą biškį pamažinus masalus, iš karto pasirodo kibimai, gražuoliukai, gražus, juodi, stiprus. Vienu žodžiu, veiksmo daug. Vėl tikrai nemaža žuvis, virš 10 tai tikrai. Rytukė dirba. Smagu. Nu ką, tikrai gražus karpiokas. Pasakiškai gražus. Plikiukas. Pagydėm. Taip kad... Wow! Nu ką, plūščios trofėjus tikrai džiugina. Tikriausiai paskutinį rodysim žuvį. Žuvų skaičius tikrai didelis. Tokie virš 10 kg, 11. Tikrai gražios žuvis. Kovos davė tikrai nemažai. Tokie vat monstriukai. Plūščios trofėjus. Ką, daugiau neberodysim žuvų, nebent bus dar didesnių. Skaičius tikrai milžiniškas, pamestas. Per abu su kolega daugiau, kokį virš 60 kibimų, tai kosmosas kažkas. Ne žvejyba, bet kosmosas. Kimba ir tokie reikalai. Petelnė. Nuo žuvies įvairovė belia kokia. Žvejybos favoritas, tai krilius. Davėm daug kriliaus. Didžiausias žuvis užkibo irgi ant vafteriuko. 18 mm. Daug sugaudėm smulkmių, ant smulkaus.
Nu žodžiu, antras tvenkinys tikrai boiliai pasiteisina. Einam pažiūrėti į kitus sektoriukus. Tvarkyta, vietas daug, aišku, daiktus reikia pasinešti. Miško apsupty. Šašlykinės viskas. Sektoriai didelė. Sektorius didelis. Trečias numeriukas. Ir yra dar ketvirtas. Žus ketvirtas. Šit kaip nušienauta. Didelis sektoriai, platus. O, tikrai gražu. Platus sektoriai. Nu ką, chebrytė, daiktai sunešti. Atėjom pasiskinti žirnių, pavalgyti žirnių. Taip kad savaitgalis praleistas turiningai. Sulaukėm labai daug kibimų. Tikrai plūščios trofėjai nenuvylė. Dydžiai nuo 3 iki 13. Kibimų begalė, kosmiškai daug. Žodžiu ką, chebrytė. Tuoj greit vėl savaitgalis, vėl nauji telkiniai, nauji nuotykiai. Taip kad iki sekančių susitikimų. Čiau!